Dabar mes esam tokiam technologijų amžiui, kai ta bendruomenė yra išsibarščiusi, nors vieni kitiem turėtumėm suteikti stiprybės. Dar sutarsime, kaip aš galiu savo tą idėją, tokią globalinę, dar toliau pastumti į priekį. Dažnai žmonės jaučiasi ne savo rogės, ar ne? Tai jie, žinodami savo tą psichotipažą, gali nueiti į tam tikras pareigas jiems tinkamas. Rinkom, išrinkom. Atėjo žmogus, sako, žinai, tai čia man reikia mokytis, aš žinau šitą visą šitą. Kur dar galim panaudoti šitas žinias? Kaip detektyvas negaliu nutylėti apie detektyvinius tyrimus. Tai kaip žinoti? Stebėk kiek nori. Jeigu ten kažkas kažko pabėrė, ten kažką atsuko. Taip. Tai čia tyrimų prasme, bet didžioji prasme būtų prevencija. Yra kur kas paprasčiau, kai mes pažįstam, kokie žmonės yra mūsų aplinkoje, ar ne? Kas jiems yra gerai, mes galim duoti gerai ir jie bus su mumis, arba ką neduoti, kad jie... Kas motyvuoja ir demotyvuoja. Ką demotyvuoja, taip. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė ir Alma Master interviu su lyderiais. Šiandien mūsų svečiuose detektyvas Romualdas Zaleckis. Sveiki. Ir šiandien kalbėsime labai įdomią, šiek tiek paslaptingą temą, todėl kad žmogaus kūnas siunčia labai daug ženklų, ar ne? Mes bendraujam, bet kartu galime nuskaityti vienas kito kūno kalbą, jeigu mokam. Taip pat ir mūsų žodžiai. Tai komunikacija ir mūsų kūno kalba yra labai stipri jėga. Bet tam, kad išmoktume, kaip išgliaudyti vienas kito kūno kalbą ir kaip atpažinti geriau tiek save, tiek kitus, mes turime žinoti žmonių psichotipus, ar ne? Ir apie juos pasišnekėsime. Tai Romualdai, dabar ir pirmas klausimas toks, kokie tie žmonių psichotipai? Yra toks profilingas, mokymas apie žmonių psichotipus, apie bendravimus, kaip detektyvas juos taikau savo veikloje, yra toks entuziastas tos srities, tai patys psichotipai vadinasi pakankamai moksliškai, mediciniškai, bet jie yra tokie suformuoti jau toj teorijoje ir praktikoje ir jie naudojami labai plačiai ir skamba taip, kad epileptoidas, paranojalas, emotyvas, hipertimas, šizoidas, nerimastingas ir depresinis. Atrodo ir skamba taip labai, žinot. Bet tai aš kuris iš jų geriausias? Kuris geriausias? Kad turbūt nėra geresnių. Jeigu įsivaizduoti žmogaus, visų žmonių pasiekimą, darbą, rezultatus į kažkokiam pavydalę, tokiam rate, tai paranojalai atveda mus į naujas žemės. Jie sukuria pasaulį visai kitokį, jie mato galimybę, jie mato, kad čia yra blogai ir reikia kažkur atvesti gerai. Tai jie sukuria ne tai, kad naują daiktą, bet jie sukuria naują visiškai realybę. Pokyčių kūrėjai, ar taip? Jo, jie mato, kad galima geriau gyventi, demokratiškai ten ar kažkaip kitaip, turėti naujus iPhone'us, žodžiu, pakeisti pasaulį, jie taip mato, jie turi tą ambiciją. Tai tame ratule, paranojalai taip ir padarys. Yra epileptoidai, kurie sureguliuos, siekdami saugumo, jie sureguliuos viską procedūriškai teisingai. Niekas nebus alkanas tenai, visi turės kažkaip gyventi ir išgyventi toje realybėje, kuri yra. Tai reiškia, griežtas toks disciplinarinės toksai žmogus, disciplinos palaikytojas, tvarkos įvedėjas. Kitas emotyvas rūpinsis savo ten aplinkiniais, gentainiais, ten tėvynainiais, kaip jūs jaučiatės, kaip atrodo, ar sveiki, ar viskas gerai, ar visi tenai aprūpinti kažko minimaliai. Tai jis toks rūpesčio žmogus, nes jis vadovaujasi harmonijos tokia emocija ir jam yra didelis diskomfortas, kaip pasaulis kažkoks netobulas, jisai kažkoks labiau neišlaiko tokią pusiausvyros, tokią darnos. Nes bazėje pas jį yra rūpintis palikuonimis. Tai reiškia, tu negali jais rūpintis, jeigu ten darai tokias nesąmonės, kažkokias klaidas, vieną nuskridi kitą labiau. Toliau yra šizoidai, kurie sukuria, sistematizuoja pasaulį. Jie nežino, kas yra svarbu ir kas yra antraeilis, pirmaeilis, ir jiems visą laiką įdomu. Jie tyrinėja, sistematizuoja ir atranda naujus
dalykus, galbūt elektrą atrado, dar kažkokius naujus dalykus, ko paprastai mums nelabai reikia. Gyvenogi žmonės Balano ir gyveno, tai staiga atsirado žmogus, kuris atrado kažkokius, pastebėjo naujus reiškinius. Tai jie sukuria, tas naujus, naujas galimybės, naujus daiktus, naujus reiškinius, chemijas, vaistus ir taip toliau. Yra hipertimas, kuris visą laiką žino, kas ten už horizonto. Susidėkime čia visi ir pavažiuojam tenai į kalnelį. Kas ten kalnelį? Pažiūrėsim, kas bus. A kaip nuo kalnelį nuvažiuosim? Kas bus, tas bus. Ta prasme, jie nebijo rizikuoti, išsiskiria adrenalinas ir jie įveikia kažkokias užkariavo teritorijas, įveikia kažkokias trumpalaikės užduotis. Jiem tai labai patinka, jie nori taip daryti, nori laimėti. Susibūrė ir padaro. Yra steroidai, kažkas turi visą šitą vartoti, tai vartoja steroidai. Tai jie, žmonės sukuria tą gėrį, daiktus, naujus pasaulius, o kažkas tą muziką, maistą, automobilius, drabužius, visą komfortą turi vartoti. Tai jie tobuli vartotojai, jie moka tą paimti ir moka parodyti tą gėrį tiems kūrėjams. Ką jie mainais gauna, tai jie gauna dėmesį ir resursus. Jie patys to nesukuria, ne vieno iš to paminėto dalyko. Bet yra nuostabus pardavėjai, nuostabus ten šou organizatoriai, koncertmeisteriai ir taip toliau. Yra dar baimingi, kurie sako, žinot, visas tai gerai, bet reikia padaryti taip, kad nebūtų, viskas tai būtų pakankamai saugiai gyventume. Jie gerai analizuoja situaciją, gerai tokie atsakingi ten žmonės ir atsakingi darbuotojai ir jie gali garantuotai padaryti taip, kad, gyventume saugiai. Ir dar viena grupė yra depresiniai, kurie sako, žinot, nieko gero. O čia, ką mes dabar turim, čia nieko gero. Ir mas čia nelabai kam reikalingas ir nieko čia iš to viso koncerto nieko gero nebus. Bet jie ką? Jie gyvena praeitim, jie yra saugotojai tų tokių vertybių, dorybių, galbūt kulto tarnai daugiau tinkami tam. Ir tam, kad kažkasgi turi gerai prisiminti praeitį. Tai gaunasi, jeigu tai paėmus, kas ką daro, tai vieni kuria ateitį, kiti padaro saugų gyvenimą dabar, treti ten surikiuoja tvarką, kad ta gentis kažkaip turėtų ten gyventų kažkokį darnoj tvarkoj, disciplinoj. Tai tie psichotipai taip ir atsako, jie taip ir sukurti buvo, psichoevoliucinė, ten Pručiko teorija. Ir kuo jinai gera, kad mes, matydami žmogų, mes galvom, kasgi yra tuose ištakose. Kaip tam pavyzdį būtų, jeigu jūs ruoštumėtės į vakarėlį arba į furšetą kažkokią didelį. Ir tai kokia mintis jūs labiausiai kirbina, žmogų? Pavyzdžiui, jis tai rodo, sakytų, ar aš čia gerai atrodo, ar aš čia pakankamai ryškiai apsirengęs. Dabar jau galit bandyti save atpažinti per pavyzdžius. Jo, ir ar aš gerai atrodau. Kitas sakys, įdomu, aš ten paranojalas sakys, ar aš čia sutiksiu žmonių, kurie, verti mano dėmesio, kuriam galim atskirti laiko, su kuriais mes dar sutarsime, kaip aš galiu savo tą idėją, tokią globalinę, dar toliau pastumti į priekį. Jam nerūpi ten drabužiai, kaip bus, tai bus ten maistas. Žodžiu, hipertimas sakys, mes čia galėsim pavaryti, gal ten yra koncertukas, gal ten yra baseinukas, gal ten yra kas nors, gal sustiksim dar kokių žaidimą pažaisim, bet jam rūpės taip. Ir jis negalvos apie drabužius, jam reikės dar kažkokį dar nuotykių. Kas ten bus tokio? Tai iš emotyvas sakys, žinoma, gal sutiksiu senų žmonių, gal senų draugų, pažįstamų, gal mes ten šauniai pabendrausim, labai malonė aplinka ir senatoriai, ir prezidentai. Labai bus smagu. Jam reikia to viso, ne pašnumo, o reikia to draugystė, ryšio, draugų palaikyti. Ja, gal veteranai susirinks visi. Ir liko depresinis. A ko ten eit, ko ten eit? Kam aš tai reikalingas? Ja, bet eikit, vis tiek eikit, jeigu jūs ir depresinė, eikit, džiaukitės. Tai apsirengs pilkai kaip nors ir vis tiek ateikit. Tai visi vieni kitiems reikalingi, kuria tą tokią savotišką bendruomenę. Bet kadangi viskas evoliucionuoja, kaip jūs sakėt, ar ne, sakykime, kažkada kūrė bendruomenę žmonės, būdami labai skirtingais. Dabar mes esam tokiam technologijų amžiui, kai
Ta bendruomenė yra išsibarščiusi, nors vieni kitiem turėtumėm suteikti stiprybę, siekiant tikslų ar ne, suteikiant emocinio ryšio, kontaktų. Tai tam reikia atskirti tas savybės ir tą bendruomenę sukurti. Ir labai svarbus įrankis tam yra ieškant darbuotojų, ieškant komandai narių, tai bendruomeniai. Vadovų, personalo specialistų, įvairiausių sričių profesionalų. Ką jūs patartumėt įmonėms, kurios ieško darbuotojų? Nes čia yra irgi labai aktuali jiems tema, ar ne? Personalo atranka. Ar įmanoma skirti atrankų metu pagal psichotipažą, kad tas žmogus tikrai bus tinkamas tai pozicijai ir kaip tai padaryti? Jo, yra atskiras rytis HR profilingas ir ten daugiau yra specializacijos būtent į tas atrankas. Tai įmamas taip pat domėn psichotipas ir dar yra vadinamas metaprogramos. Tai pirmoji eilė yra sudaromas pareigybinis profilis. Nors atrodo, kad mes kaip ir suprantam, kokį nori, komunikabilus, ten draugiškas, ten detalus ir taip toliau. Bet žiūrint į skelbimus, supranti, kad tai to nėra ir kaip čia būtų galima pagelbėti. Tai aišku, remiantis psichotipų, nes jeigu mes kalbėjome apie tai, kaip žmogus geriausiai, ką žmogus geriausiai darys, tai jeigu mums reikia, kad tokio organizatorius. Man patiko vienoje įmonėje, buvo skelbimas į darbo į personalo, reiškia vadovės ten pozicija, ten parduotuvė tokia didelė. Ir įdomu, kaip baigėsi. Tai aš stebiu dabar tą parduotuvę ir galvoju, kaip ten gerai žmonės komunikuoja, kokie jie draugiški, jie prieina, ten viens kitam padeda. Ta prasme, ir klientai, jie visada ten užeina, visada jie kažko nėra problemos, kad ten kažkur ieškosi, matysi nuotaikas. Todėl, kad ten atėjo emotyvas. Jisai sureguliavo viską taip, kad viskas būtų darnu, nes jo giliai širdyje, instinktuose yra rūpintis visais, tai rūpinkis. Tai jis uždavė tą toną, neskaitant, aišku, vadovybės galbūt, aš nežinau tos istorijos, bet tik tai matau, kad kokie pokyčiai įvyko. Tai jeigu mes norim to tokio geranoriško bendravimo, bet jeigu mes norim, pavyzdžiui, įmonėje, turbūt pardavimuose, kuo daugiau, ten kažkokie kontaktai daugiau, tai aišku, reikia kipirtimo, nes jisai moment atpažįsta ryšius tarp žmonių ir galimybės. Ir jisai susijungia, jie susibūrė į komandą, pažaidė ledo ritulį ir išėjo namo ir viskas, jie pamiršo viens kitą. Bet jie išsprendė problemą, jie pažaidė, jie laimėjo ten, jie susibūrė. Toks greitas susibūrimas, greitas nuotykių ieškojimas. Tai aišku, tobuliausia būtų tada tokį žmogų imti. Bet tam, kad juos išbalansuoti, tai vėlgi gali būti ten, jie kaip ir užsižais arba ten Tai geriau būtų tada galbūt kažkas disciplinuotų juos tenai vėlgi. Bet matom, disciplina dažnai psichotipui sulūžta po tokia griežta disciplina, kur yra griežta tvarka ir tikras vadovas, toks kariškis ateina arba, kaip ir, tarkim, griežtas direktoriaus pavaduotojas, kuris ten sužiūri grafikus, ten terminus, visą kitą, nors galbūt ten nėra taip labai gyvybiškai svarbu, o jis sugriauna santykį. Tai vėlgi kažkas turėtų išbalansuoti šitą santykį. Tai ko mes norim? Kokio? O gal tai artistiškos asmenybės žmogaus. Tai pavyzdžiui, jeigu reikėtų priduoti objektus, kažkokius susitarimus, tokius unikalius padaryti, tai aišku, reikia steroido. Jis ateis ir viską sutvarkys. Jisai įtikins, kad čia geriausias projektas, jis įtikins, kad čia geriausia prekė, kad būtent šitaip reikia pasidaryti, išspręsti tą klausimą, tai čia jis bus nepamainomas. Ar jis tai sugebės vadovauti, gal ten pridarys klaidų, jis neatsakingas, bet mes, ką mes sutinkam aukoti, kiek ten tų procentų reiškia. Tai čia kalbant apie psichotipą, bet yra dar metaprogramos. Tai, pavyzdžiui, žmogus mato mišką ar medžius, tai jeigu mes norim ieškoti detalaus, kuris sužiūrėtų visus procedūras, jis matytų skaičius, analizuotų juos gerai, nes jeigu, ta prasme, arba mąstytų bendrai, globaliai kažkokiais tai ten rodikliais, kažkokiam demokratija, ten visuomenė, mes ten, arba ten kažkokiam. Tai
tokiu atveju reikėtų ieškoti žmogus, kuris orientuojasi bendrai. Iš tų metų programų yra, pavyzdžiui, žmogus orientuojasi labai į praeitį. Geras analitikas, jis analizuoja tenai praeitį ir jisai atranda ten dėsningumus ir visą kitą, bet ar jis orientuojasi į ateitį? Ateitis, praeitis, dabartis. Tai kiek to balanso reikėtų? Tai jeigu mes įsivaizduom, kad šiek tiek praeities, bet daugiau ten į ateitį iš tormo kažkokį. Tvarkoja, tai tada maždaug tų procentų susirašom ir tada matom, kaip... Arba, pavyzdžiui, sprendžia vienas ar su visais. Jis eina į rezultatą ar bijo pasiekmių. Nes jiems sako daryko, bet sako, žinai, kad jeigu ką, tai tu jau lieks iš darbo. Tai ko jis nori, tai rizikuojat arba nori tokio, kuris mažiau žiūrėsit ar šiek tiek daugiau. Tai tokiu atveju sudaromas profilis iš tokių savybių, tai yra 15 metaprogramų ir 8 psichotipai. Tai jau galima, tarkim, paderinti. Ir jeigu žinom, kad kažkur jo netrinkom, tai, kažkur jo netitinka kriterijus, galbūt nerasim tokio idealaus. Bet aišku, jis egzistuoja, tik tai, kaip ir gal ieškoti nerasim. Bet mes žinom, kad yra tam tikras trūkumas žmogaus. Kaip pavyzdys, vienoje įmonėje mes darėm psichologinį tyrimą ir reikėjom ieškoti vidurinės grandies vadovo. Ir testas nustatė, kad jisai yra kūrybingas, aktyvus, bendraujantis, bet linkęs išvengti atsakomybės. Tai ką su juo daryti? Tai kaip ir testai vienas sako, o mes žinom, kad jis steroidas. Tai, taip suprantu, kad galbūt kažkokios darbų aktus atlikimo jisai ten kažkur pražiūrės, galbūt jis kokybę pražiūrės, galbūt galima būtų jam kažkokią pagalbą suteikti su ta arba didesnė kontrolė toj vietoje, kad jisai nepadarytų tai, ko nenori. Jis nedarys, ko nenori. Tiesiog. Čia jūsų problemos, čia jūsų bėdos, jeigu kažkas nepavyko, jūsų nuostoliai, o jūs čia spręskit kaip nors patys. Yragi tokių žmonių. Tai mes žinom, kad turim tą bėdą, bet jis kitur yra nuostabus. Tai reiškia, mes sprendžiam, ko mums reikia. Tai aičieruose tas turėtų žmonės vadovautis, nes yra tos šalis, Ukraina, pavyzdžiui, tai jie tą profilingą naudoja kaip taikomąją psichologiją ir jie operuoja tom savokom, pavyzdžiui, ten steroidas, ten epileptoidas, ten motyvas. Tai tokiu atveju ten yra ne tai, kad viena emocija, ten visa gyvenimo strategija, įskaitant koks darbė, koks ten meilė, koks ten, reiškia, kodėl darai svarbiausiai. Nes jeigu žmogus siekia išsaugoti ten savo palikonis, o steroidas, pavyzdžiui, siekia turėti palikonių. A kodėl turėti palikonių? Jis turėdamas palikonių elgesi neatsakingai ir jie išlaikys praėję. Taip aiškinama jau to teorija. Kad tu išvaistai galų gale visą turtą, nes elgesi taip, bet yra galimybė vis tiek išgyventi. Taip. Tai atrankose iš tikrųjų čia privalumas, bet manau, kad privalumas yra ir patiems žmonėms ieškant darbo, nes dažnai žmonės jaučiasi ne savo rogės, ar ne? Tai jie žinodami savo tą psichotipažą, ar ne? Gali nueiti į tam tikras pareigas jiems tinkamas. Turbūt, kad gali, nors galbūt iš darbo skelbimo aš manau, kad sunku suprasti, ko iš tikrųjų ieško, nes ten slepiasi daug pakultų. Čia LinkedIn'e vienoje buvo toks postas, kad rinkom, išrinkom. Atėjo žmogus, sako, žinai, tai čia man reikia mokytis, aš žinau visų šitą. Tai aišku, kad steroidą išsirinko, jis atėjo, jisai prasimušė šitą vietą, jis laimėjo visus konkursus, o paskui sako, tai ką čia dirbti reikės? Tai aišku, jis netinkamas tenai. Tai, reiškia, visiškai neveikia ta atranka. Ir nors nepaisant tų rodiklių, kaip tam pavyzdį buvo, kad, yra gerų savybių, yra blogo. O koks balansas, kodėl žmogus taip daro? Tai į tą atsako tas profilingas ir tas psichotipų supratimas. Tiesiog raktas. Bet koks žodis, bet kokie drabužiai, kažkokie gestai, elgesys ten pasitarimo metu. Tai galvojant, jeigu vyksta pasitarimas apie psichotipus, sėdi visi už stalo ir šnekasi kažkokią darbinę temą, aptarinėja kažkokį. Tai ten matysis visos tos jų vizijos. Vienas sakys, varom į Nidą. Steroidas sakys, varom į Nidą. Įpirtimas sakys, aš bilietus nupirksiu, labai faina, ten ir pažvėjot galima. Tai mes suprantam, kokio lygio. Steroidas pasakys sprendimą, kuris neapgalvotas taip. Jis save pademonstravo ir jo misija čia baigta. Jis dabar eis į kitą vietą, kažką dar pasakys. Tai mes suprantam, vadovas suprastų, kad pasakėjai, užvedė komandą, visi pailsėjo, viskas puiku. Bet toliau nebereikia tos temos vystyti, nes tai yra nenaudinga. Hipertimas visada jis darys, ką tik tai sugalvojęs, jam komunikacija, ryšiai, o čia jo sritis.
epileptoidas sakys, žinot, mes atsiliekam nuo grafiko ir visą tai nenumatyta biudžetą ir iš viso jūs čia tuščiai kalbat. Jo emocija bus tokia. Tai jūs norite išgirsti tą emociją, tai arba vadovas gali sakyti, o ką jūs galvojat? Epileptoidą. Jisai jums pasakys, ką jis galvoja, jisai uždrausia visus šitos dalykus. Tai jeigu reikia, jeigu nereikia, mes galime, sakysim, atpalduoti. Mes suprantam, ką daryti su to žmogum, nes kaip elgtis. Jam čia iš vis nuobodu, nes tuščiai kalbat. Koks nors kuris čia, pavyzdžiui, emotyvas sakys, kai kada galime įtraukti grafikus ir pažiūrėti, kaip čia į tą nidą nuvažiuoti. Tai mes matom, ką reikia, kokios vertės, bet aš noriu atkreipti dėmesį į šizoidą. Jeigu mes ieškom unikalių sprendimų ir tikimės, kad, tikrai nežinom, ką daryti, yra statistika, yra kažkokie duomenys, yra ten kažkokie faktai, tai reikėtų kad kolektyvas neužgoštų to šizoido, nes jo pasiūlymas, jeigu jis ir leptelėjo žodį, išdrįso pasakyti, tai jis bus tikrai labai pragalvotas, originalus. Galima dar jį ten paskatinti, nes jis labai mėgsta, kad jį ten šiek tiek paglobotų, nes jis toksai autistas biški. Tai jo nuomonė išgirsti vadovui būtų super gerai, nes tai yra tikrai išmąstyta. Jeigu jis jau pasakė ką nors, tai išgalvos labai gerai. Jo, tai kitus šiek tiek pritildyti, tą, kuris skeptiškai viską draudžia irgi galbūt, o leis šitam pasisakyti. Tai jūs turėsite tą unikalią informaciją, kas čia per katilas vyksta. Ko dar naudingi psichotipai, kalbant dabar už darbo ribų? Ko dar naudinga juos įvertinti, žinoti, mokėti atpažinti gyvenime? Turbūt, žinant, kokio keli čia psichotipai žmogų sutalpinti, galima būtų spręsti, ar aš noriu tokio elgesio. Pavyzdžiui, galbūt toks betodariškas, kaip sakyt, tūsinimasis, jisai galbūt vargintų žmogų ir jeigu susidėtų su steroidu, tai turėsi visą šitą tokį, neracionalų kažkokį ten tokį, tai abejonė iš karto turėtų, kaip ir paimti arba pasitikslinti, Jeigu žmogus labai šizoidas, taip, jis fainas, jis išras ten kažkokius dalykus, jisai ten sugalvos netikėtinus atradimus, bet jis šeimos šaltas, tai kaip ir ar tinka čia jums toks, kad ir koks jis ten bebūtų. Arba paranojalas, pavyzdžiui, jisai amžinai užsidegė savo to tikslų, jis siekia globalinių tikslų pakeisti Žemės rutulį, net jeigu jis virdulį suranda, tai jis supranta, kaip visą tai pakeis. Ir jis ištisai kalba apie tą dalyką. Tai, taip, jūs kaip ir galit su juo gyventi, bet suprantat, tai yra didelis iššūkis, nes jam visada pirma eilė bus ta idėja. Hipertimas visada kaip nors pavarys, reikia važiuojam ten, yra drabužiai, yra kažkokie ten bilietai, nėra, nesvarbu, varysim, padarysim. Žodžiu, reikia pabandyti. O paskui jis sakys, kaip čia taip išėjo, o kaip čia. Bet pabandėm. Paskrydam, važiavam, taip. Tai, ar čia beliko dar psichotipą? Depresinis, aišku, gal kam nors irgi tinkami žmonės, jie suteikia tą ramybę, taip, jeigu kam reikia tokios, nedidelio aktyvumo, tai irgi viskas puikiai, jie atsakingi, santūrus, jeigu paimti kulto tarnus, tai kariškius, tai žmogus jisai paklūsta disciplinai, jisai atsakingas, jisai, laikosi moralinių nuostatų, tai kaip ir, kam tinkamas. Tai kuris tas šeimos žmogus, kurį vardintumėt? Tai motyvas turbūt, jisai labai jau nori to. Ir epileptoidai, jie visą tą šeimą labai brangina, jie labai vertina savus, jie labai padeda jiems, veiksmingai padeda, yra ištikimi, seksualūs. Tai jie irgi vieni iš tų kandidatų. Tai jau supratom, kaip kandidatą surasti. Aišku, reikia išmokti prieš tai skaityti. Labiausiai suprasti, kaip jie viens kitą papildo. Žinai, aš toks fatalistas, tai gyvenime ateina žmonės, jie dažniausiai neatsitiktinai. Eina, paskui kažkaip tai kažkokį kontaktą. Ir tas kontaktas reiškia, kad ant kiek jie papildo viens kitą ir kaip jie gali išspręsti problemas. Aišku, kažkokių rakščių visada yra, bet yra ir yra ta darna, nes kai mes kalbėjome apie loginius lygmenis, tai
tas įsimylėjimas yra vienas, o paskui atsiranda tas realus gyvenimas, tai yra aplinka, kur gyvenam, tada ką darom, kokios galimybės, ką veikiam, kokios vertybės, dėl ko visą tai darom ir galų gale aš patinku toks, koks esu, žinai. Ir jeigu ten nepatinka arba ten kažkas pradeda griūti, tai susitarimo metu, to vedybinio susidarimo, tai jisai tie klausimai aptarėmi. Paprasčiausiai mes susitarim, kad gyvensim čia, ten darysim tą, nukeliausim kartais ten kažkur. Ir to užtenka, tas veikia viskas. O jeigu tik tai įsimylėjimas arba tik tai toks neaptarimas, tai tada nežinia, o ką darysim, kaip čia bus. Tai dabar patarkit, kaip save atpažinti kažkuriame iš tų psichotipų. Kaip geriausiai išanalizuoti, kokie yra tie požymiai? Jau labai daug įvardinot, bet ar yra kažkokie tai testai, kur konkretų psichotipažą nustato, ar kuriuos 2 iš jų atitinkam? Šiaip tai tradiciškai imam 6 punktai, pavyzdžiui, ten bazinė emocija, bandyti nustatyti, reiškia, kas yra, jeigu, pavyzdžiui, jums neatnešė ten laikų kažkokių atliktų darbų, tai kaip jūs reaguojate, ne? Arba ten, pavyzdžiui, tikrai, darbuotojas neatnešė, tai kaip reaguojate? Vienas reaguoja pikčiu, epileptoidu, sakytų, kaip neatnešė, aš daviau terminus, kodėl neatnešė, tai atnešk. Pikčiu ir emocija. Kitas reaguoja, tai o kas atsitiko, gal kas nors šeimoje negerai, emotyvas. Ten depresinis, sakys, kaip visada, ašgi žinau, kad nieko gero nebus. Ten baimingasis sakys, tai pala, ar čia labai mes vėluojam nuo grafiko, čia didelė žala, kaip čia padaryti, jisai spręs tą klausimą. Ten hipertimas sakys, ir kas, atneši kitų kartų. Jam ten, gal ten palažins dar, jeigu taip. Tai, žodžiu, ta reakcija į stresą, kaip reaguojat tuo metu, kada iškilo, kaip jūs elgiat. Tai čia vienas iššūkis, tada drabužiai, kokie drabužiai, pavyzdžiui, tamsus, pilki, tokie, tai aišku, gal greičiau depresinis, ne? Pavyzdžiui, jeigu ten yra pagal progą, tai epileptoidas, nes jisai žino, kad yra tvarka, kaip turi rengtis. Į koncertą reikia taip, ten į darbą taip, ten į sodą taip. Tai išlaiko tą tvarką. O hipertimas apsirengs taip, kad į vakarę ryte išėjęs į darbą, paskui po pietų į garažą, o vakarė dar į furšetą užtektų. Tai aiškiai toks visai. Šizoidas apsirengs, kad viskas būtų vienoje vietoje. Ta prasme, įvairiai, ta prasme, tokiam, neskoningai toks, gal, pripainiota detalių, sakysim, arba viskas vienoje vietoje. Gali prireikti kokių replyčių, ten gumyčių, ten, nežinau ko, kažkokių, dar daiktų, tai pasi viskas yra, nes jeigu reikia, tai viskas yra. Su savim. Jeigu kalbėti apie motyvą, tai jisai rengtųsi taip patogiai ir toks, išlaikė stilių, spalvą, viskas dera, bet yra ir patogu, tokie mėgstinukai kažkokie ir jie irgi tai liudija apie harmoniją. Toliau gestai, jeigu žmogus gestikuliuoja ten išorėje, savo kūno išorėje, tai reiškia irgi tas demonstratyvus toks elgesys, ypatingai jeigu ten tokie gestai yra, tai reiškia gali būti ir taip, čia reiškia supras, kaip nori, nes aš visiems noriu įtikti. Jeigu ten valdingi gestai, parodantis ten kažką nukreipiantis, tai yra paranojaliniai. Eisena irgi, pavyzdžiui, paranojalas vis tiek jis eina tokia, užim daug vietos, nes jis svarbus yra, jisai gyvenimo šeimininkas, jis tvarko pasaulį. Lyderis. Lyderis jo, jis vis tiek ta eisena tokia galinga yra. Tai net ir taip treniruojasi, kad įgauti savyje tą tokio, reiškia, lyderio savybių, tai reikėtų taip ir eiti kaip jisai, nes tada gaunasi, jis įsiskiria, veikia tie raumenys, kurie kaip veikia šitie ir žmogus jaučiasi taip, kaip jaučiasi lyderis, labai paprasta. Dar yra kalba, tai, pavyzdžiui, pas emotyvo kalba liejasi. Jeigu paėmus Valdą Adamkų, jo ekscelencija, tai jis vienodas ritmas, taktiškai, užbaigti sakiniai, logiški ir nėra tokių labai tokių kategoriškų vertinimų, griežtų, žinai, aš pasakiau, ten jis turi tokių agresyvių, nėra. Taip pat net jeigu ir pyksta ant žmogaus, jeigu jis pyksta, jį ten kažkaip tai neteisingai pavadino, tai jis irgi paprastai stengiasi, žinot, ponai, vis tiek, mes kažkaip jisai tai išvinioja, jis negali pasakyti blogai, vis tiek, nes tai sugriauna harmoniją pasaulio, o jos sugriauti negalima. Jeigu kalba dar yra paini ir nenusekli, jeigu paimtumėte steroidą, ten mokymuose būdavo tokių pavyzdžių, kai tiesiog didžiulis straipsnis to teksto
Ir nei vieno sakinio logiško nėra iš viso. Jeigu skaitai, va taip pailučiai, neįmanoma suprasti, kokia nesąmonė. Bet kai kalba, atrodo, kad paliečia visas temas, vienam sakiny bus apie viską. Ir vaikai, ir namai, ir pinigai, ir valiuta, ir ten mašina, ir ten spalva. Tai gali būti steroidinio psichotipo, nes reikia kažkokiu būdu pajungti visus žmonės ir sudominti. Kai aš primėtau tokių visokių ten klausimėlių, visiems aktualu. Visiems aktualu, bet sakinys nelogiškas, skamba logiškai. Atrodo gražiai, aš viską supratau, o kame problema. Na ir kas čia dar mėgstamas darbas. Pavyzdžiui, Valdas Adamkus, jisai ten švarino savo karjeros ten eigoje valė didžiosius ežerus. Tai toksai harmonizuojantis toksai darbas. Tai ką darai, kas tau patinka? Žizoido klausė, kas tau patinka? Man patinka tekinti. O kas tau ten patinka tam tekinime? Man patinka, kai sukasi detalė, kaip tas drožės, tas drožlės, kai išsiliekia, man tas patinka. Žizoidas. Tai aišku, kad jam. Tai paskui žiūrė aprangą, ten kažkas biški nedėra, tenai kažką užmiršo atraityti, tenai paraityti. Toks vidutiniškas požiūris į savo drabužius. Ir taip ir nusiskaito. Nes iš tikrųjų tie 6 punktai svarbiausia. Paskui jau klausimas, ką mėgsti daryti. Tai čia irgi, kaip tau patinka, kas tau patinka gyvenime daryti, kas labiausiai patinka. Tai jis ir pasakys, pavyzdžiui, Paranojalas sakys, man patinka ten sukurti, aš galvoju apie tokius tai projektus, jis apie tai ir kalbės iš karto, nes jam tai labiausiai patinka. Hipertimas sakys, būtų gerai, kur nors patinka su draugais, ten kažkur susitikti, su draugais susitikti. Hugo pasakė, kaip tik vakar mačiau muzikos mokykloje, ant sienos kabo Hugo žodžiai, ten, ko negali išreikšti žodžiais, tą išreiškia muzika. Žiūrėkit, koks veiksmas, ko negali išreikšti, reikia išreikšti, tu negali išreikšti, ko negali išreikšti, tai tas gali išreikšti muzika. Tai ant kiek yra tas temperamentas to hipertimo, kad veikti reikia, negali sustoti, jeigu čia negali, gali taip. Tai tie žodžiai jie ir pasako, kas tau patinka ir kokius tu sprendimus gyvenime priimsi. Apie Lipidas sakys, reikia tvarkos, jisai, žodžiu, savo įvedinės. Tai dabar ne tik apie savybės, bet kur yra naudinga panaudoti visas tas savybės, apie kurias mes žinom, ar neišsiaiškinom, kad kažkoks esam tas psichotipažas. Tai naudinga darbe, naudinga asmeninėse santykiuose, kurti kažkokius harmoningus ar ne, nes toks tipažas labiau mums tinkamas negu kitas, pavyzdžiui. Kur dar galim panaudoti šitas žinias? Kaip detektyvas negaliu nutylėti apie detektyvinius tyrimus. Ir svarbiausia, kad aišku, ten patys tyrimai, ten vagysčių išaiškinimas, kažkokių ten grobstimų galbūt, bet buvo tokie sudėtingi sabotažo atvejai, kai dideliai gamykloje ten įvyko avarija ir klausimas ten atstatyti, tai gali ten už kiek tai tų milijonų, ten tų pinigų, bet klausimas ar nepasikartos. Ar nėra tas žmogus, kuris tai padarė ir ten dėl to, kad įvyko, ar jis ten nėra ten jo. Tai kaip žinoti, stebėk kiek nori, jeigu ten kažkas kažko pabėrė, ten kažką atsuko, taip. Tai čia tyrimų prasme, bet didžioji prasme būtų prevencija pažeidimų, nes jeigu tie patys fondų grobstimai arba ten asfalto ploninimai, tai jeigu mes melo atpažinimo būdu ir pagal psichotipus galima nustatyti, kas dalyvauja, kas rengia, planuoja, ketina, išbandė, jau testavo šitą sistemą, jis jau turi kad ir ketinimus, ar planuoja tai daryti, ne? Tai lieka atminti ir tai galima nuskaityti, kad taip, yra kažkoks požymis, sąsajumas, nes kas neturi, tai neturi. Ir tokiu atveju sustabdyti šitą visą reikalą, sakyti, čia taip nedarykit, va kame yra prevencija, kad neišvengiamumas, mes galim taip nustatyti, o neišvengiamumas, kad čia taip nedarykit, tai darykit ten kažkur, važiuokit kur kitur, arba likit čia ir dirbkit kaip žmonės. Tai va tas prevencija, tai ne tai, kad mes tą vieną žmogų tik sustabdom, bet jisai, kaip grįždamas į kolektyvą, jis sako, žinot, čia taip neišeina. Šitoj vietoj, šitie projektai taip nebus negatyvus. Tai ta prevencija, o jinai prevencija baltųjų apykaklių, tie nusikaltimai yra Lietuvos mastu perskaičiavus yra 100 milijonų. Tai čia, jeigu perskaičiavus Saksonijos kainomis, Saksonijos mastu gyventojų skaičių, tai 100 milijonų reiškia prarandama lėšų dėl to. Tai jeigu įmanoma būtų taip atskaityti, tai ta vertė tokia reali verslui. Išvengti rizikų, kur
Ir tame tarpe ne tik atrankuose, bet išvengti rizikų ir darbuotojo, kad ir maža įmonė vieną kartą pasikvietė, sako, į tokį, tą pasitarimo užstalį ir sako, jie ten svarsto einamus gamimius klausimus. Ir paaiškėjo, kad vienas darbuotojas įstirodęs, jis niekada nepadarys, ko prašomos, jis atves klientus, visą kitą, bet jis niekada nepadarys. O tas vadas niekaip nesupranta, kodėl aš turiu važiuoti iš Klaipėdos į Alytų ir ten daryti kažkokį tai veiksmą, kurio šitas nenori padaryti. Sako, aš nedarysiu. Žinai, va čia va tai visai. Tai aš sakau, jis įrodęs, jis to gyvenime nepadarys. Jis pasakė, ne viskas, pamiršk. Bet tada nėra konfliktų kolektyvė. Gerai, galų galę tada ar mokėk mažesnį atlyginimą, ar ten kažkokį tai, kažką kitaip kompensuok, bet tu supranti, kas bus tam kolektyvė. Arba atsakinga sekretorė, jinai, pavyzdžiui, ir taip jau ten atsakinga, kam tu ją spaudė, sakau, tai jinai taip jau yra baimingas žmogus, jisai ir taip padarys viską. O Dieve, sako, aš nesuprantu, ką aš darau, žinai, man atrodo, kad aš ten perspaudžiu ir dabar suprantu, kad kaip teisingiau sureguliuoti. Yra kur kas paprasčiau, kai mes pažįstam, kokie žmonės yra mūsų aplinkoje, ar ne? Taip. Paprasčiau jo suprasti, kodėl jie kažko nepadarė, ar kodėl nenori daryti. Ir kaip paprašyti, kad jie vyktų, nes mes žinom, kas jiems yra gerai, mes galim duoti gerai ir jie bus su mumis, arba ką neduoti, kad jie... Kas motyvuoja ir demotyvuoja. Ką demotyvuoja, taip. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Visos šios žinios, tikiu, kiekvienam iš mūsų yra labai vertingos. Nes, kaip ir minėjau, yra labai daug žmonių mūsų aplinkoje, tiek darbe, tiek draugai, tiek partneriai ir artimieji. Ir būna situacijų, kai sunku juos suprasti arba sunku juos motyvuoti darbui, užduočiai atlikti. Bet jeigu mes juos geriau suprasime, galėsime kartu pasiekti įvairių tikslų ir įvykdyti teigiamus pokyčius. Tai to Jums ir linkiu ir dėkoju, kad buvote su Alma Master.